Na ir paskutinis pavyzdukas. Kaip matom, lygtis vėlgi nieko panašaus į standartinę antro laipsnio homogeninę lygtį. Tai pirmoje atliksime mes tvarkymo veiksmus. Tai yra kairėje pusėje matome pilną kvadratą. Pakelsime pagal pilno kvadrato formulę. Čia aš, jeigu kas pamiršo, ją parašiau. O dešinėje pusėje, kaip matom, kosinusų kampas yra 2x. Mums reikia, kad būtų vienodi kampai ir visada reikia eiti prie mažesnio kampo. Tai yra kampus smulkinti. Taigi kosinus dvigubo kampo turime vieną standartinę formulę arba mes galime tiesiog pasinaudoti išvestinę formulę ir vietoj 1 minus kosinus 2x iš karto parašyti galutinį atsakymą. Čia priklauso, kaip jūs gerai valdote trigonometrinės formulės. Taigi, aš pasinaudojau štai šitą formulę ir pakėlęs kairę pusę kvadratu gaunu lygybę. Belieka viską sukelti į vieną pusę ir iš tikrųjų jau šitoje lygtyje matome, kad laisvo nario neliko, tai yra skaičiaus neliko, liko tik sinus kvadratai, liko kosinus kvadratai ir sinus x, kosinus x sandauga. Taigi perkelus viską į vieną pusę ir surinkus panašius narius, gausime štai tokią lygtį. Taigi matome, kad lygtis gausi standartinė. Dėl to parašė standartinį paaiškinimą vėlgi, daliname iš kosinus kvadratą ir lygtis susiveda į kvadratinį lygtį atžvilgiu tangent x. Gauname įvedus keitinį tą patį, tangent x lygu t, gauname kvadratinę lygtį. Šitam pavyzdžiui sprendžiau su diskriminantu. Kaip jausdamas, kad diskriminantas nėra labai gražus, tai nėra kažkokios skaičiaus kvadratas. Taigi toliau mes skaičiuodami šaknis, matom, kad šaknis gausi pakankamai bjaurios, bet jos yra visos tinkamos, nes tangento reikšmės gali būti bet kokios. Taigi, grįžtame prie keitinio ir kaip matot, aš grįžau iš karto su abiem šaknim. Tai yra 1 plus minus šaknis iš 2. Nepriklausomai nuo to, ar tas skaičius bus teigiamas ar neigiamas, aš pilnai galiu pagal bendrą formulę užrašyti štai tokį galutinį atsakymą.